Labą dieną, su jumis Grigorijas, siuvimo mašinų meistras. Šiandien pakalbėsime apie pigius siuvimo mašinus. Kodėl aš nusprendžiau padaryti šitą video, šitą įrašą? Už tai, kad vakar atėjo pas mus klientė taisyti siuvimo mašinus. Nupirkus kažkur tai internetinė erdvėje. Viena kainavo, jeigu neklystu, 85 eurai, o kitą nepasakė, bet aš šiandien pažiūrėjau būtent tos tinklapius, kur parduoda tokią panašią techniką, tai galbūt 25 eurai. Ir galvoju, nu gerai, labai paprasta žmonėms paaiškinti, to aš pažiūrėsiu tos visus kainos ir pasakysiu, nuo kokios kainos galima pirkti siuvimo mašiną. Kada tą mašiną galima pavadinti siuvimo mašiną, kad jinai, iš tikrųjų siūs ir atliks kažkokios elementarios operacijos, ten daug nereikia, reikia susiūt, kaip klientas visada sako. Man daug nereikia, man truputį susiūt kažką. Nieko panašaus. Ir truputį neišeis. Ir pirmas kriterijus tai buvo pagal kainą. Aš pažiūrėjau kainos, jo ten, šiaip nuo 2 eurų, jo. Nuo 2 eurų prasideda, sako, kelioninė parašyta siuvimo mašina kažkokia tai. Paskui ten 15, 20, galvoju, jo, yra kriterijus, mes toj pastatysim tą ribą, kur pasakysim, stop. Jeigu perkat mažiau, pavyzdžiui, 100 eurų, tai tikrai nebus mašina. 100 eurų tikrai nebus mašina, bet paskui pradėjau žiūrėti toliau. Žiūriu, kad ta panaši technika, to pačio gamintojo, kuri tikrai nesiūna, kainuoja 160 eurų. Klausykit, tai dėl padaryti kažkokį tai kriterijai, kad pasakyti, kad jūs nupirksite už 150 eurų ir tai bus siuvimo mašina, gero kokybiška, aš negaliu. Nes iš tikrųjų tą patį, jinai gal kitos spalvos, praktiškai tik tai spalvas skiriasi. Truputį toliau to puslapio, ten 3, 4 puslapis aš žiūrėjau. Ir kaina 160 su kažkiek. Paskui dar įdomu, yra tokios ir technikos ir brangesnės, ir kokybiška, ir žinoma vardu, žiūriu, jo 350, net užrašiau kažkur tai, nesvarbu, kažkur tai 360, ten yra 50 eurų, žiūriu, tą patį mašiną pas mus kainuoja 100 eurų pigiau. Nes, nesvarbu, kad ten vardas kitoks, bet jinai ir net ir vizualiai neskiriasi praktiškai. Tai tai apie pigią siuvimo mašinų tiek. Ir ką, atėjo tą klientę su to technika, 85 eurus nupirkti, jinai nepanašiai išvysti siuvimo mašiną, jinai negali siūt, tiesiog negali, nes transportuoja dantukai ir anksti, aš dažniausiai išvis nežiūriu jos. Sakau, mes tokius neteisim. Šį kartą, žinau, įvėriau siūlą, galvoju, pabandysiu. Įvėriau siūlas ir galvoju tempimą, kilpuoja. Kilpuoja. Truputį padidinu, traukia siūlą klientą. Ir pas mane, klientė sakė, pas mane irgi ta pati istorija. Tai tiek, tai jinai bandys gražinti pinigus, jei reikia dabar tą mašiną, ne taip paprasta, jūs tai gavot, to pardavėjų sąskaitą, o atgal, jeigu jums nepatinka tą mašiną, jūs turite jau siūsti savo sąskaitą tą mašiną. Vienu žodžiu, čia jums to reikia? Man tai nereikia. Tai visiškai nereiškia, kad ta technika negali būti pigi. Negali būti pigi ir kokybiška. Pavyzdžiui, yra visa serija tų siuvimo mašinų pas mus. Rubino serijos aš paėmiau tą paprastą 888 dabar mašiną. Ir, kodėl ne? Viską gali siūti. Dabar atstatyta 80 adata. 80 adata. Ir mes turim 2 sluoksnį lino. Dabar aš jas lankstau tą liną 2 kartus, tai bus 4 sluoksnis, taip, ir pradedam siūt. Būtinai prilaikykit siūlų pradžioje. Prilaikant reikia įsmeigti adatą į medžiagą, nuleisti kojelę žemyn ir būtinai laikyti tos siūlos dar porą dygsnių. 1, 2, dabar paleidžiat ir sunat. Čia labai svarbu, kitaip gali įtraukti į šaudiklinį sistemą ir mašina gali užsikirti. Tai 4 sluoksniai lyno. Lankstom 3 kartus, tai gaunam 12 ir 2 kart po 4 dar plus 8. 20 sluoksnių lyno. Net ir pigi mašina, jeigu jūs nupirsit pas mus, jinai tikrai siūs taip kaip šitą.
va, zigzagui 20 sluoksnių, be jokių praleidimų, įstatyta 80 adatą. 80, nes aš norėjau ten trikotažą pasiūti ir stačiau 80 adatą. Jeigu kokybiškas siūlas nestoras, po to lyno jūs galite pakišti odą. Čia pas mane labai stora, tokia kieta oda, aš nežinau, kaip jinai apdirbta ar kas nešioja, gal baldams tinka, nežinau, bet va, šitą odą irgi galite pasiūti. Jeigu jūs norėsit, aišku, jeigu jūs įstatysit storesnį siūlą, jūs turit pakeisti adatą storesnį įstatyti, siūlant šitą odą. O taip, kadangi siūlas plonas, tai jokių problemų. Ir tas stora oda praeina, ir tas 20 sluoksnių lyno praeina. Ir galim pakišti trikotažą, trikotažinę medžiagą, kuri tempėsi labai. Ir irgi, manau, kad prasiūs. Tuo labiau, kad čia yra tų trikotažinių siūlių. Visokiausių ten, tos geltonos, žaliai geltonos, jos skirtos trikotažą. Tai galite statyti tiesiog SS ir siūti su tą trikotažinį siūlį. Nes ta trikotažinė turi elastingumą. Tai paskui, kai patempsit, jum tiesiog neplyšta ta siūlė. Nu tai šiandien tiek, tokio trumpą video apie pigius siuvimo mašinos. Tikrai gerai pagalvokit ir statykite laikus, dalinkitės video, ypač tiems savo pažįstamiem giminaičiam, kas planuoja pirkti siuvimo mašiną. Ir mes tikrai padėsim, galite ateiti pas mus į parduotuvę, mes suteiksim visą pilną konsultaciją, parodysim tas mašinas, klientas gali pabandyti siūt. Nu, o jeigu jūs esate iš kito miesto, tai tiesiog skambutis telefonu ir rytoj ta mūsų mašina bus jau pas jūs. Tai šiandien tiek apie pigius siuvimo mašinas. Sėkmės jums ir iki.